Šiandien Armino Van Biureno koncas. Turbūt trečia parduotuvė mūsų. Neuronas jau turi užpildyti. Pasiutus. Koks akripus šokoladinis ir... Pasiplok. Sveiki. Ir vlogas iš Vilniaus. Šiandien Armino Van Biureno koncas Vingio parke. Ir kur aš einu? Aš einu darytis makiažo. O va taip va. Tiesiog nusprendžiau, kad iš šito koncerto aš noriu varyti su full make-upu, pro make-upu, nes dėsias tokia ryškia suknelė megzta, vasariška. Jis yra spalvota, todėl man reikia akcento, man reikia ryškių akių, spalvotų, žodžiu, kažką gero sugalvoti. Volumą užvaryti, noriu ryškiai, noriu festiv, tokia vat keliausiu į koncertą, va taip susigalvojau, užsinorėjau ir pasidarysiu. Gyvenam kartą, jeigu kažką sumastom, reikia daryti. Aš tai taip galvoju, ne? Užsimotyvavus nuo pat ryto, biški dar užtinus, bet nieko, atitaisysim toj. Ir labai laukiu draugės atvažiuos iš Kauno, mums nuo 3 yra čekinas apartamentuose ir varysim ruoštis, dažytis. Gal kažkiek kokteilių. Nu, žodžiu, šiaip labai laukiam šito konco, labai laukiam su panom šito konco, tai jau excited. Ir aišku, padarysim before and after su make-upu ir paskui full įvaizdžio. Savo outfitą. Man davė kavos su saldainiuku. Tai laukiu savo panų, jos už pusvalandžio turėtų atvaryti iš Kauno. Tai susitiksim, varysim iki Jozo, nes draugė ten dar nori prie savo įvaizdžio pilno džinsų susirasti. Varom tada čekiną pasidaryti ir eisim ruoštis. Labai geras oras, ta prasme, kur prieš tai žiūrėjom, atrodo, kad visą dieną lis. Tai aš jau žiūrėjau, kaip čia tą outfitą susidėlioti, kad būtų ten ir kožą užsidėti ir taip toliau. Tai viską taikiau prie oro beveik. Ta suknelė, tai seniai žinojau, kad varysim čia, tai visą vasarą tą suknelę būtent šitai progai saugojau. Tai ją žinojau, lietus, sniegas, nesvarbu dėsiu šitą suknelę. Nes yra vasara ir aš turėjau užsidėti, žodžiu, ta suknelė yra saugota būtent Armino Van Biureno koncertui ir, žodžiu, tiesiog koža. Tai vat, pavyzdžiui, dabar yra belenkaip karšta ir nusimato visą dieną geras oras, tai tą kožą verta nebent dėl vakaro pasiimti, bet mes ten šoksim. Mes ten tikrai duosimės, tikrai nepastovėt varysim, tai aš nežinau, ar tą kožą imti ar ne, dar irgi reiks pagalvoti. Dabar viskas varau atgal iki sesės, pasiimsiu daiktus kaip ir susidėjus, esu nedaug ką tai išsiėmiau. Varysim į Jozą ir tada ruoštis. Tai aišku, iš pasiruošimo irgi kažką įkelsime būtinai. Kur čipsas? Ir panašiai, o mano blogas liko kažkur tiesiog už ribų. Tai... Mate. 100 metų šiaip jau Evelina. Labas. Parodyk, dar su blakstenyte. Esame Zaroje, renkame Sandrai čipsus. Labai turi gražią, belenkaip turi gražią palaidinę, tokia juoda, tokia seksi, tokia ir romantiška, ir seksi, ir tokia belia kaip gera bombinė, bet reikia apačios dabar prie jos. Tikimės rasti, nes šita mano draugė yra labai graži, ilga koja aukšta, tai su kelniam ne visada būna lengviausias variantas. Štai, kaip sekas, kol kas tik tai vienas nešamės, matau. Kol kas. O batai bus? Kelis. Čia turbūt trečia parduotuvė mūsų. Buvo kaip fainai, mergos matuojasi. Aš tai, pavyzdžiui, susiplanavus outfitą ir aš nekeisiu savo nuomonės.
Va. Po to kėsinasi. Tai po to kėsinasi. Vienodas suknytės jos matuojas, bet gražiai atrodo. Tas retas atvejis, kai beveik džiaugiuosi, kad nieko neperku ir nieko nesimatuoju, nes tiesiog ilsiuosi. O vat jos tai dirba darbą, žinokit, jau sakau, trečia kokia parduotuvė, bet labai fainiai pasiima vienodas suknelės ponės ir renkasi, kuriai labiau tinka, bet labai fainiai, panašu, kad gerus labai variantus gavo mergos rado, tai pasipuoš gerai atrodys. Labai laukiu aš šiandienos to outfit čeko. Būsim jaučiu skirtingos visos labai, bet nėra blogai. Žinokit, Sandra, parodyk savo nagus. Šiandien Sandra jau antrą komplimentą. Duok, normaliai, taigi... Va, žiūrėkit. Jau antras komplimentas šiandien aš pasakiau, draugė gera. Nu, ačiū. Follow. Vau, ir dabar pardavėja dar ką tik pagyrė. Vau, ir Evelinai kaip patinka. Čia, žinai, būna rilsai, kur... Kaip turi vyrai reaguoti, kai moteris grįžtam? Taip! Jo. Varysime į parduotuvę, reikia džino, reikia gal ledukų, reikia valgyti pasirūpinti, ir jeigu nelabai turim laiko likti pasidažyti, apsirengti ir varyti. Mūsų apartamentai. Šiaip labai įdomu, nes visur kitur buvo daug brangiau, o čia loftas tipo už belenkaip gerą kainą. Tai va, tai reiktų šiaip padaryti kažkokį turą, nes už gerą kainą buvo ir mes tokios visos įdomu, kas čia bus ne taip, nes visur buvo, beveik dvigubai brangiau. Sumokėjom pilną kainą, gal 7,9 buvo, 7,5 eurai ir loftas normaliai, gražiai sutvarkytas. Tai žodžiu, labai įdomu bus. Bet gal iš tikrųjų viskas bus gražu ir gerai, tiesiog gal tikrai ir dėta naujarkas. Gal nedaug vietos, bet mums daug ir nereikia, mes ateisim tik panakvoti. Tuoj pasidarom turą. Nu, ateik parodyk, ką čia turim. Sveiki, sakyk, welcome to my crib. Prašau, užeikite. Čia mėgos ne kažkuri, čia mėgos kažkurios. Puikiai, čia yra tokia atsarginė, nukriskim. Hello. Taip, nu tai ką, normaliai, sofkė, staliukas, va, čia pasiruošimo bus, kur erdvė, normaliai virtuvytė, pakankamai kaip tokiam loftui, tai tikrai nereiks susispaudus nugarom net stovėti. Va, opa, pum, užlipam, mėgama lova. Hei. Gerai yra. Nu, nežinau, žinokit, man tai atrodo, kad čia viskas labai nice. Nu, dušna, jo, dėl dušnumo tai ne kažką. Vonę su tuliuku einam pažiūrėti. Opa, skalbenkę turim panos. Nice, vietos normaliai, va, prašau. Aišku, palyginus, kai čia tokios aukštos lubos, taip daug erdvės, tai vonytė tokia, įeini kaip į nakštukų nameliuką tokį. Tau patiks bus toks vaizdas. Dabar Sandra, tu taip pils. Hello. Yay! Pizza in the house. Pizza for girls in the house. Čia yra stage'as mūsų. Nebevarom į Arminą, tiesiog čia Ne. Mes varom į Arminą, bet afteris pas mus, nes mes turim stage. Vėsim Arminą čia. Taip, nice, I like it. Pizza. Dodo pizza, chicken barbecue. Ir dar kartelį. Cheers! Sudaužiam. Čia vyksta lyginimas. Aš jau užsidėjau suknelę, bet man dar liko plaukus pasidaryti. Va, suėmus plaukus jau kitas efektas, tai darau skarubiškai pasipildysiu. Opa! Taip, dar šiek tiek darysime, šitoj pusėje reikia... Čia biškai daugiau yra, čia biškai mažiau yra. Tai ištaisysime. Vėra, bet sakau, blemba, nesavęs dar tokios sakos senos. O hialuronas jau turi užpildyti kažkaip tas raukšlės, žinai. Toksas prevencija yra, pasirodo.
nuo raukšlių. Jo. O hialuronas jau viskas, jau pačių raukšlių, kaip suprantu, užpildymas. Tai va. Nu, bet aš nieko nesakau, nes man tai irgi, žinai, gerai, kad net balsoko dar čia apie tai kalbam, nes man tam, tiesiog, man atrodo, yra savas laikas, kai tu sulauki to amžiaus ir nu jo, gal. Na va, man tos raukšlelės čia tai dar gražios, akių, kur Sandra sakė, man jos netrukdo, man gražiai atrodo, bet vat kakta, aš jau matau, kai mane jau erzina. Nu, nes kažkaip akių tos raukšlelės ir čia vis tiek asocijuojasi su smagia emocija, žinai, jo. Taip. O vat nes va šita raukšlė yra ta pykčio žiauriai ir jin tokia gili yra. Sveiki. Hello. Bum. Taip, šiandien vlogą matysite, yra make-up tutorial. Mūsų modelis, make-up modelis. Susipažinkinte. Susipažinkinte, čia yra Evelina Vaiginė. Hello. Malonu. Ne, tapatybė jau dažyk greičiau. Šiaip negerai. Ne, atsiklausy manęs. Dar liks blakstienos ir lūpos. Galutinį rezultatą Sandros ir Evelinos pamatysite like soon. Dabar dėl to, kad nėra stovo, aš nefilmuoju viską iš eilės, bet mes šią bairių tokių priešnekam visokių ir jūs nieko nematot, nieko negirdit. Ačiū Aurelijai, kad nepasiėmė stovo. Bet šiaip tai žodžiu, mes vis dar klausom Armino, pasileidusios Van Bureną. Sandra yra atsakinga, jinai leidžia mūsų muziką. Ir žodžiu, šiaip jau laukia labai varyt, nes jis 9 valandą išeina pasirodyti, o dabar jau turime, kiek turime jau 8, ne? Dar tik 7:30. Dar 1,5 valandėlės. Tai va, mūsų makiažo stalelis jau beveik nurinktas, nes mergom liko pasidažyti lūpas realiai tik tai. Jo, jaučiu. Evelinai gal dar blakstienas. Tai va. Ir bus beveik redi, man dar reikia batų. Pasiimsim kožas. Ir ką, nu nežinau, aš neapsisprendžiu, ar čia uodegą pasilikti, ar čia koduką pasidaryti. Bet manau, liksiu taip tiesiog. Labai laukiau šią vasarą šitą suknelę užsidėti, labai džiaugiuosi, I'm so happy. Ačiū Leticija, aš iš Leticijos ją pirkau, jinai sakė, kad jinai pirko ją Brazilijoje, tai jeigu čia tiesa, tai I'm tiesiog čika, so hot. Labai man jinai patinka, jinai tokia išskirtinė, ryški, tokia mėgsta, labai miela, minkšta ją dėvėti, tiesiog. Gal. Mamasyta tepa kojas. O kita, ne mamasyta, eina dėtis jau suknelę. Aš supratau, kad aš taigi lūpas savo visas jau nusivalgiau, man reikia lūpas pasidažyti. O ne blogai. Pasidažyti ir tada man padaryti lūpas ir... Nu. Ir ką dar? Ką? Antakas. Nu va. Pageidavimų koncertas tiesiog, prašau. Gerai, sveikata. Bet tų kokteilių tai šiandien niekaip, sakyčiau. Tiek darbo full time tiesiog. Makiažą, antakius. Ką dar? Ką dar sakėm? Lūpas, o tai lūpas ne pati dažysi? Ne, taigi tu sakai padarysi. Ar aš sakiau? Bijau pati žodžiu. Davai. Žiūrėk, kaip tu gražiai atrodo. Ne, tai aš gražiai atrodo, aišku. Vau. Taip, pirmas dalykas, svarbus labai. Aš jau su batais. Taip, dabar kitas svarbus dalykas. Panelės, pina, kasytės, Evelinai. Queen in the castle. Mes vis dar nepadarėm Sandrai antakių ir lūpų. Važiuojam. Važiuojam, Jessica. Na, aš kėliau storius, tai kas daugiau sukels? Kas daugiau sukels? Aš jau galiu įspausti šį? Nu, davai. Nes mano darbas šiandien tik tai šėlintis. Taip, galėjai spausti jau už tagelo. Štai, kokie plaukai. Aš viską turiu paliesti. Šiandien su rankom jums parodžiu. Kaip čia gerai? Evelina style.
Puikiai. 2 minutės. Ai jau skuba, ai jau skuba. Aš jeigu nepamatysiu pradžios, tai žinokit, šauksiu. Einam, turim atitikti! Jau ne pirmą koncą Vingio parke. Prasidėjo jūsų šį. Pastoviai reikia bėgti koncą, aš nežinau. Einam. Ja, Lithuania. What's up, Lithuania? How we feeling? Aš dabar atėjau papasakoti vlogą, kad iškart po koncerto labai mums pasisekė, nes Taline, kai buvom, tai Bolto reikėjo laukti belia kaip, nusori, čia baitekas jau visi rankšluosčiai viskas, bet noriu papasakot, kad... Tulkas. Sorry. Žodžiu, praeitais metais po konco turėjom laukti Taline belia kiek laiko Bolto, tai parodė pusę valandos, tai mes nusprendėm, kad mes tą pusę valandos nueisim labai daug kilų iki namų. Tai Vilniui šiais metais mes palaukėm 3 ar 4 minutės ir tiesiog mums Boltas atvarė, mes grįžom namo greitai ir mes jau esam tokios panios, kad mes, moterys netgi, reiktų tai pasakyti tiesiai šviesiai, mes patusnom belia kaip gerai, išsišokom ir tiesiog grįžom namo. Varysim maudytis, varysim į pižamas ir eisime tiesiog, užsisakysim gal maisto, pagersim savo kokteilių ir eisime got, toks mūsų yra aktorius nuostabus. Aišku, labai nenoriu, kaip visą laiką makiažą valyti. Aišku, čia toks apšvietimas, kad karočiai. Nu, bet labai man patiko, Max patiko, ačiū Ernesta, dar kartą esu labai patenkinta, labai gražu. Tai va, outfitukai buvo nice labai mūsų, o čia panelytės jau ruošiasi eiti dušus, ane, matau, va, kodai jau surišti, kojytės jau basas, jau slepiamės. Va taip draugės manim rūpinas, kad aš lovą pasikločiau. O taip, gyvenimas. Pagalvė ant žemės, dar dėl paklodės tai raujas. Nepagavai.
Ačiū jo, reikėtų gal ir paklodės, dėkoju. sapnų. Nu tai jo, paklodę duosi? Ne. Pareim. Gal dar vieną kaldrą, jeigu nori kaip paklodį. O tai nėra paklodės? Nu tai su 2 kaldrom, tai aš jau tą nusiklosiu. Apačius pasidėti. Ne, tai man ir nereikia, aš nesiklosiu, žinok, čia per karštą, tai tiesiog aš šitą naudosiu kaip paklodė ir viskas. Už savo žodžius reikia atsakyti, Evelina. Duris užrakintos. Šita yra pasiutus. Nu, pilk. Aš ateisiu tau tada į lovą, išmaudysiu tave lovą. Aš ten irgi miego. Aš turiu apsaugėlę. Negaliu sakyti, kad nėra linksma su jom. Žiūrėk, Aura, jeigu pirsi, tai Evelina po kairę pusę. Aš pas jūs susivarkysiu mėgoti iš vis. Po kairę pusę. Man viena liūdna. Tilptų, matai. Ne, bet bus labai karšta. Taip, karšta. Čia nėra kondiškės. Tikrai tilpsi, žinok. Šiaip tai ateikau, Lėlė. A, jau dabar norite, ne? Nu tai taip. A, dabar jau aš nebenoriu. Tilpsi, davai, kaip čia. Nu, eik čia. Kas už tai? Pirmas Užsi aukštas. per viduriuką. Kas už tai? Princas, na. Turėsi paklodę. Nu ir išmiegosim 3. Čia bonusas, Aura. Negaliu patikėti. Turėsi paklaudę. Pakalbę. Jos mane, dabar jau tipo, jos mane kviečias, kad aš su juo mėgočiau. Sako, tai turėsiu paklodę. Ateik mažulėlį. Bonusas. Paglostysim. Kur? Visur, kažkaip norėsi. Nu va. Tai va, aš šiaip tai noriu parodyti, kad aš... Aš dabar su savo, žinokit, sekėjais kalbu. Tada jis neateis. Nu tai aš dar turiu papasakoti vlogą. Nu gerai. Nieko, aš labai per daug nepasakosiu, žinokit, mes tiesiog, kaip ir sakiau, sėdėjom pižamą. Pasakoti blogą. Bet aš nieko. Aš sėdėjau. Mes jai gadinam šiaip įvestus. Ne, tai jie tik smagesni nuo to tampa, žinokit. Daugiau peržiūrų surinksim. Taip šiaulėlė niekad mūsų daugiau nieko nebeims. Oi, ne, tai kaip tik, pamatysi. Į vlogą nebeims. Oi, bet į tunelį gal paims. Ne, į tunelį. Į kanalą. Dabar galvoju tunelį, kanalą paims. Nu čia, žinokit, jau inside joke'as yra, jau šito nebesuprasit apie kanalą, bet nieko tokio. Tai va, aš norėjau pasakyti, kad mes, kaip ir sakiau, užsidėjom pižamas ir mes tiesiog kalbėjom visą vakarą. Net neužsisakėm nieko valgyti, suvalgėm tu savo kelis čipsus, išgėrėm po kokteilį ir labai ilgai kalbėjom, dabar jau yra 4 ir mes einam tiesiog mėgoti ir čia prikolinam, kad taip gal man eit su jo mėgoti, nes jos ten aфиgeną lovą turi didelę, su paklodė. Viską, o aš ant tos king size sofos, išsitęsia dar. Bet čia yra belia kaip karšta, tipo, aš tikrai net nesiklosiu tos kaldros, pasidarysiu vietoj paklodės ir eisiu mėgoti ir tuoj mum keltis už kokių 6 valandų, nes 11 reikia išeiti. Nu, žodžiu, bet šiaip čia fainai. Man patiko čia, o jums, panas, patiko čia? Jo, taip, fainai. Sakau, čia fainai yra, tik tai, kad labai karšta. Reiktų kondiškis. Ai, ir va, dar ką norėjau sakyti. Tai kad aš veidą tai nusiplovus ir su kremais pastepus, bet žinokit, čia tokias man bakstienas įvarė ir tokią eyelinerį, kur sakė, reiks atmirkyti tiesiog po karštų dušų stovėti, kad ten nuo garų būtų karšta, tiesiog viskas tiesiog lengvai nusimtų. Tai aš šiandien to čia nedariau. Ir to tiesiog užsidėsiu pudrą, kontūravimą ir būsiu vėl su pro make-up tiesiog 2 dieną rytoj važiuos. 2 parą tiesiog šitos blakstutės važiuos į trasą. Tinka man, ne? Violita gal prisiauginam, tokias priauginsim, dabar va vizitas kaip tik rugpjūčio 6. Gal tokias tiesiog iki dangaus ir bus visada gerai. Net nežinau, ar šitai vlogą dėsiu, bet ar aš labanakt. Taip, Valdai, turim žalią, rudą, oranžinį, rožinį, geltoną, violetinį. Nuo kokio pradedam? Žalia. Žalią.
Spėk, kokio skonio bus. Pistacija. Aldas sako, kad žalias bus pistacijų. Ištraukiam žalę. Gerai. Kokia sakai pistacijų skonio? Aš spėju, kad... Nu, žaliųjų citrinų tebūnė specialiai kitokį sakysiu. Askaniai. Pistacijų? Taip, aš skaičiau kaip ir daug. O, sąžininga. Supratau. Tai tą vieną tik ir atsimenu. Jo. Patikėjom. Gerai, kokį toliau nori? Oranžinė. Oranžė. Kokios skonio bus? Pasifloro. Nu, tu atsimeni skonius garantuotai. Atsimenu. Nes oranžinis tai būtinai su pasiflorais šiaip asocijuojasi. Nu gerai, pasiflora. Na gal. Tiksliai, va kas galėjo būti oranžinis. Tuoj nesakom, duodam Aldui paragaut. Nu, sakyk, tiesiog. Nežinai? Karamelinis. Nice, gerai. Tai aš prieš tai tau daviau rinktis 2, dabar aš noriu vieną išrinkti. Violetinį noriu. Tebūnės šitas violetinis bus mėlynių. Mėlynių skonio tegu būna? Taip. Sakai irgi mėlynių? Burokėlio. Burokėlio. Ridikėlio. Ridikėlio. Visą. Žinai, kas čia? Juodo šokolado. Ne. Čia yra juodų serbentų. Nice. Juodo Man tai šokolado. žinai primena Manau. makarūnų su skonio. Ai, makaronų skonio makarontas. Gerai. O. Tai rožinis turbūt bus pasifloro, nemanai? Toks su rūgštele atrodo, Nežinau, kad bet jeigu nebus pasifloro, būsiu piktas. Rašysim į Eli šokoladinę komentarą, Būsiu įsiutęs. kad įsutom, nes nebuvo pasiflorų makaronso. Nu, žodžiu, tai jo, trakai apskritai nėra kur parkuotis absoliučiai niekur. Žmonės tiesiog jau už miesto pasistatė, prisiparkavę palei pagrindinį kelią, belie kiek mašiną. Ta prasme, absoliučiai nėra kur apvažiavom visus trakus. Tiesiog važiuojame į Birštoną, tikimės, kad ten bus geriau, tipo. Bet jau čia visur belie kas, tiesiog, kai tokie orai pagaliau geri, tai nežinau, aš tiesiog jau įsitraukiau tos 3 likusius makaronus, nes jau noriu valgyti ar valandą iki Birštono, tai žodžiu. Degustuosim toliau tiesiog ir ieškosim, kur mums čia Lietuvoje pabūti. Ir, lyja. Okay. Taip, mums liko rudas, rožinis, geltonas, tai dabar aš jau nesicackinu, aš noriu valgyti. Tiesiog rožinis. Viduj irgi šokoladinis įdaras. Avietiniai su šokoladiniu įdaru. Toliau geltonas. Koks sakai bus šokoladinis ir? Pasifloro. Aš sakau koks nors bananinis. Garantuotai perskaitęs tos pasiflorus kažkur. Viskas nubuvo, ačiū. Ačiū, Naja. Ai, čia blyneliai nukreipė, žiūrėk, kalakutinos ir plovaičių patale.
Žodžiu, su viskuo. O aš norėčiau to vytinto kumpio ir kepto ananaso saloto. Gerai, valgyk mažiukai, ačiū tau labai, kad sulaukai skanaus. Skanaus tau. Na, salotos irgi amazing atrodo. Ledų alėja, Birštonas. Labai skanus ledai. Pas mane avietiniai, pas Aldą pasifloriniai. Taip gražiai Aldas apsipirko šiandien. Na, gražiai pasipuošęs. Žiūrėkit visi. Rašykit komentaruose komplimentus. Vyrai. Gerai, man kad pilna augai matytas, aš dėl to įsijungiau tą platų kadrą.